Sveiki devintokai, tai yra gimnazijos pirmokai. Mes pradėsime pamokų ciklą su Exceliu, tai 23 pamoka. Ir mes čia, pirmoji užduotis yra, va čia matote, kiekvienam kompiuteriui vis nauja užduotis, ne? Tai aš dabar paaiškinsiu, kaip tą pirmą užduotį reikėtų padaryti. Tai įsijunkime Excelį. Pirmiausia, reikia turėti Excelį. Jeigu turėsime Excelį, tai turėsime ir visus darbus. Tai Microsoft ieškome. Programos, Microsoft, Office ir Excelis. Excelis, taip. Na, pirmiausia, kaip lentelę reikia padaryti. Tai čia yra nuo A6 iki I12. Nuo A6 iki I12. Pasidarom, formuojam lentelę, uždėdame lankelius. Op, ir uždėjimą, ne? Toliau, suliejimas turi būti. Suliejimą mes darome pirmoje eilutėje tarp 6-7. Tai dabar 6-7, tai 1-2 bus, 6-7 sulieju. Va čia su šito galima įrankiu suliet, va rodau. Galima sulieti ir su kitu įrankiu. Va, pavyzdžiui, pasižymiu su dešinė pelytė baksteliu ir susirasti, jeigu čia nėra. Čia nėra. Tai, nu tada jau kitaip turėtų valyti, naikinti. Na, nėra, tai tada bandome su to suliejimu. Bet galima padaryti, pavyzdžiui, suliejimą dar vienu būdu, parodysiu, dar vieną būdą. Tai yra sulieti per 4 langelius, per 3 langelius. Tai paimam ir čia vat suliesime. Paimti formatavimas, lygiuoti ir sulieti langelius. Sulieti langelius. Op, ir suliejama, ne? Ta patį variantą, taigi aš jau 2 variantus parodžiau, kaip sulieti. Aišku, tas, kur darbalaukį, va čia, kur meniu juostoje, va šitas suliejimo įrankis yra patogiausias. Va, tai mes turime ir paskutinį per 2 langelius stačiai suliejame, ne? Dabar čia visur užrašom LNR, taškas, LNR, toliau produktas, paskui metai viršui 2008 metai, čia 2009 metai ir šičia yra kainų pokytis procentais. Kainų pokytis ir procento ženklą. Dabar čia viskas toks, nu taip, kratinys yra, negražu yra. Tai reikia viską sutvarkyti. Taigi, eilės numeris tikrai reikalingas netoks platus. Tai mes jį sutraukiam, aš pažymiu tą langelį, sutraukiu iki taškiuko, ne? Sutraukiu ir su dešinė pelytė baks ant to langelio, gaunasi ant 2, susirandu formatuoti langelius ir pasiimu kelti teksto eilutę. Ne? Kelti teksto eilutę. Na, va, matot, taip gražiai suskaldė. Šitą irgi per pacentruoti reikia, nu jis negražus toks mėtis, tai mes čia pacentruojame. Jeigu pagrindinį įsijungiat angliškai, taip general būtų, įsijungiam ir pacentruojam. Dabar čia irgi labai negražu yra. Aišku, galima su šitu įrankiu viską padaryti, galima ir su kitokiu įrankiu buvo galima. Galima per pasirinktą fragmentą. Aš parodysiu kaip. Ir dabar čia kainų pokytis netelpa, tai reikia praplėsti. Praplečiam ir pakeliam, ane? Nu va ir gražu čia jau. Jau gražu. Dabar, ką mes dar turime? Mes turime kiekis kilogramais ir vienetais. Kiekis kilogramais ir vienetais. VNT. Jis taip pat netelpa, ane? Tai mes jį taip pat bakstelkime ir jį formatuojame ir pakeliam, kelti. Ir jis iš karto telpa. Toliau, koks sekantis yra?
sekantis yra kaina, o dar sekantis suma. Kaina, o čia suma, suma. Na ir čia va viskas padarome, išlyginame. Tas pats viskas yra ir 9 metuose, nes reikės lyginti produktus. Tai mes pažiūrime, kokie ten yra. Ar tikrai įsitikinome, nu tai viską taip kopijuojame ir įkeliame. Va, viską turime. Dabar mums reikės prie kainos iš viso padaryti. Kur kaina iš viso, 2 taškis. Jeigu lietuvių kalbą neįsijungėt, neužmirškit, aš va čia užmiršau. Iš viso, ne? Ir kaina čia taip pat iš viso. Na va, mes viską turim. Dabar nudažykim viską spalva, mums čia reikalauja spalvą parinkti, tai mes pažymime langelius ir nudažome tuos langelius. Galim bet kokią spalvą, ten atrodo žalia, ne? Kažkur tai žalia. Gal kokie pasirinkti atspalvį kažkokį. Na, čia jūs pagal savį. Tai daugiau atspalvių, sakykime, tai va čia kažkokią žalę pasiimam. Ir čia pasiimam žalę. Ir čia pasiimam žalę. Ir jau mes turime lentelę. Toliau. Čia pas mane dokumentas jungtas. Nu va. Tai na ir dabar viską tvarkykime, kaip ten parašyta. Tai aš dabar numeruoju, tai 1, 2, labai čia būtų profesionalu, kad padarytume to taip. Pasižymite, va čia kryžiukas atsiranda, matote, pelė tokia, vienas kryžiukas, bet jei užvesiu, va ant, aš čia padidinsiu, kad jūs geriau matytumėt. Aš noriu, man labai svarbu, kad jūs pamatytumėt šitą visą reikalą. Tai, va aš čia pasižymėjau 2 langelius, skaičius. Ir čia galima begalybę daryti skaičių. Ir va, mano pelės ženklas, mato, toks platus kryžiukas, bet jeigu užvesiu ant susidūrimo taško, jis pasidarys toks plonas kryžiukas. Tai va tas ir yra ženklas, kad gali pelytę paspausti ir tempti. Ir tada keičiasi. Va, mato, kaip gražiai pasidarė. Labai profesionaliai pasidarė. Dar galite pasilyginti, kad centruoti, ne? Dabar produktus galima pasirašyti. Produktai yra pasivadina prekės produktai, tai kaip ir vadinsi, sakykime, ten slyva, obolys ar kažkas, tai ne, tai aš parašysiu slyva, obolys, kriaušė ir agurkas. Agurkas. Na, čia būtų gerai, kad būtų iš didžiosios. Dabar vienetus surašyti, būtinai pagal kompiuterio numerį ten nurodyta, aš pagal tai spręsiu, koks kompiuteris tai darė. Va čia yra numeriai. Nu tai čia 1, 2, 3, 4. 1, 2. A jau čia vat bus profesionaliai, mes nutraukėme 4. O čia yra 100, 187, 94, 55. 94, 55. Nu va, tai ką reikia? Reikia sudauginti be abejo. Mes čia pasižymim langelį pasižymim, darome formulę lygu šitą langelį, žvaigždutę, dauginami šito langelį ir enter spaudžiam. Viskas. Suma 100. Ir daugiau nieko daryti nereikia, tik tai pratraukiam va šitaip. Ir keičiasi iš karto skaičius. Va. Dabar kitą aš dalį rodau, kaip tai padaryti. Jeigu yra duomenys, dedame. Jeigu nėra, patys turėsim sugalvoti kainų pokytį. Tai vienetai. Tai 1, 2, 3, ne, čia 1, 2, 3, 4. Kainos turi keistis, ne? Tai čia buvo kaina 100, tai sakykime 120 gulbūna, čia kažkoks 90, čia 50,
o čia 40. Čia galima sugalvoti, ką nori. Ir vėl tą patį sudauginimą iš F ir G laukelių sudauginti. Čia H turi būti rezultatas. Tai vėlgi aš rašau formulių rašymų laukelyje lygų, F laukelį pažymiu, žvaigždutė, tai yra daugybos ženklas, G laukelis ir Enter. Paspaudžiu ir vėl pravedu ir va, jūs matote viską sudauginta. Dabar aiškinu patį sunkiausią dalyką – kainų pokytis. Kainų pokyčio daviau formulę, va čia kainų pokyčio formulė. Čia užrašyta matematiškai, o čia užrašyta informatikos būdu. Tai iš didesnio atimti mažesnį, padauginti iš 100 ir padalinti iš mažesnio. Tai yra koordinatė didesnė, mažesnė, padauginti iš 100 ir padalinti iš, iš mažesnio. Nu, į tą padarome. Tai iš kainų pokytis, tai iš sumos didesnė, tai čia dabar aš susimažinsiu gal truputėlį, kad aš galėčiau normaliai dirbti. Tai rodau visą veiksmą. Tai paspaudžiu ant į laukelio, čia lygų, tai dabar reikia skliaustelį, nes pirmenybė turi būti, tai iš didesnės koordinatės atimti mažesnę koordinatę, padauginti iš 100, dar vienas skliaustelis, tada čia reiškia papildomas skliaustelis turi būti, ir padalinti iš mažesnės koordinatės. Mažesnė koordinatė yra šiuo atveju šita. H8. H8. Spaudžiam Enter. Dabar didelis skaičius čia gaunasi. Didelis labai skaičius po kablelio. Tai būtų labai gražu, kad bakstelti ant to kablelio ir paspaudus surasti formatuot langelius, surasti skaičių, surasti skaičių surandam ir po kablelio vieną palikti. Nu ir va, ir kainų pokytis 16%. 16%. Va. Yra ir į minusą einantis, yra ir į pliusą. Na, čia gausis gal ne visai taip. Čia va skiriasi, tai va šitoj vietoje reikėtų pataisyti, kur minusas, tai didesnis iš mažesnio. Tai va šitą vietą pataisyčiau. Aš va paimčiau ir pataisyčiau, koks kainų pokytis, tai lygų. Tai būtų atimti dabar jau čia didesnį, šito jau vietoj gausis, iš mažesnio, skliausteliai dvigubi, padauginti 100, padauginti 100, skliaustelių įsidaro, padalinti iš mažesnio. Mažesnis dabar jau šiuo metu yra H10. Tai H10. Ir Enter. Ir jau mes matome, kad mes turime va tokį gražų pokytį. Mes matome, kad keičiasi kaina. Mums nereikia, kad, sakykime, mes lygintume 8-9 metus, lygintume, sakykime, ką į minusą, ką į pliusą nuėjome. Jeigu tai toks būtų lyginimas, ką į pliusą, ką į minusą, tada visą laiką reikėtų 8 su 9. Kokie be būtų, ar čia didesnis ar mažesnis, ir reikėtų taip atimti, paskui dauginti 100 ir dalinti. Va, o šiuo atveju tokie yra reikalavimai. Na, mes čia dar galime padaryti iš viso, kokia suma buvo. Tai iš viso suma galima čia padaryti suma ir Enter. Ir sužinom, ir čia iš viso galima sumą pasižiūrėti, tai Enter. Na ir čia kainų pokytis tarp visos sumos gali būti, ne? Nu ir va. Nu, kainų pokytis, va. Nu tai va, čia aš užtrukau, kiek aš užtrukau? 10-15 minučių šitą visą darbą padaryti, tai nėra kas čia daryti, jūs viską žinot, jūs gabūs vaikai ir padarysite. Taigi, ačiū labai, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.